Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje turime pačią geriausią pasaulyje, teisingiausią, šlovingiausiomis pergalėmis prieš Kiniją ir kitas šalis pagarsėjusią valdžią, kuri niekada neklysta. Ir vienas iš jos atstovų, ponas Semeška, kuris dar nenuteistas už diplomų klastojimą, bet yra daug aptartas šioje posėdžių salėje, kada dirbo VRK, kaltina dabar poną Petrą. Ir aš turiu jam klausimą ir kitiems konservatoriams, o kiek jūsų tarpe yra žmonių, kurie yra nuteisti. Tai teisti kitą ir vertinti iš jėgos pozicijų visada yra labai lengva. Kada tu esi galingas, kad tu esi lygiausias iš visų Lietuvos šalies žmonių ir tu žinai, kad tau tos pačios įstatymo nuostatos negalioja, kaip kitiems žmonėms, ir kai tu kažką tai padarai blogo, visą laiką tau užnugaris yra labai stiprus ir visos tarnybos yra pajungtos tau ir tu gali daryti viską, ką nori, taip, tada tikrai dirbti politikoje yra labai lengva. Tu gali savo oponentų sutrypti, sudoroti, sunaikinti ir parodyti, kad va, žiūrėkite, kas bus su jumis, jeigu jūs elgsitės drąsiai, jeigu jūs drįsite mus kritikuoti aštriai. Jums bus taip, kaip Gražuliui, Žemaitaičiui ir kitiems Seimo nariams ar visuomenės veikėjams, kurie tada drįsta daryti vis dar Lietuvoje drąsiai ir aktyviai. Jums bus bylos, jums bus teismai, jūs busite pasmerkti, prarasite darbus arba turėsite važiuoti į teismo posėdžius kaip į darbą ir neturėsite galimybės išlaikyti savo šeimą. Nes ne visi žmonės turi galimybę nuolat važiuoti į teismo posėdį ir atsiprašinėti iš darbo. Ir ne visi darbdaviai yra tokie supratingi, kad tą suprastų. Tad raginu balsuoti prieš visiems, kuriems nepriimtina ši diktatūra.